Senai kortas jum būriau ir dabar pabursim jum vėl kortom. Mylėjai iš Kipro, kaip žadėjau. Neturėjau kada, aš dirbu labiau rimtą darbą. Kortos mano hobi, kortos mano pramoga ir jum dovana. Dovana, kuri nieko nekainuoja, pažiūrėt. Ir jeigu tinka, žiūrėkit, paspauskit laiką, nes už kortas reikia visada atsidėkoti, kaip sako, čigonės pinigėlį dėti. Arba prenumeruokit, tai visada matysit mano įrašus. Dabar šitom kortom paklausim, ką jos pasakys jum šiam pavasariui, šiam gražiam pavasariui. Turit kažkokių apsisprendimų labai didelių, kažkokių problemų, kur negalit sau rasti išeities. Turit daug svajonių, daug planų ir nežinot, kurį pasirinkti, bijot suklysti. Taip, tai protinga, klysti nereikia. Ir tiesiog nurimkit. Kortos sako, tiesiog nurimkit, pailsėkit ir jum ateis ta išmintis. Tiesiog išmiegokit. Rytas už vakarą protingesnis. Ir ateis tada žinosit, ką jum pasirinkti. Ir dabar abejonės. Ką patars kortos jum dėl abejonių? Tai yra, žinot, čia yra riteris žąslų. Tai yra, kad reikia greitai spręsti bet kokius klausimus, meilės, biznio ar ką. Tiesiog ilgai galvojant, šansas dings. Kaip sakant, kažkas jį nusineš. Ir reikia tas svajonės, kad ir labai sunku imt vieną kartą ir įgyvendint. Ir tada išsispręs visos jūsų problemos ir viskas. Ir riteris pentaklių, jisai gana lėtas, jisai labai lėtai eina, bet jisai ateis. Kai pailsėsit, atsigausit ir jis ateis. Ir pasakysim pačius tinkiamiausius. Taip, laukia jūsų darbas. Darbas, bet jis bus produktyvus. Rodo kortos, kad jūs savo problemas tikrai išsispręsit ir finansai pas jūs ateis. Ir tiesiog nebijokit, pasiryškit, eikit, jūs turit viską savy. Tiesiog paimkit ir pradėkit keliauti į tą ir tada būsit tentaklių karalius. Tada ateis jums finansai, ateis pinigai ir jums viskas gerai